Kas 9 vyras ir net kas 3 moteris. Maždaug tiek skaičiuojama sergančių venų varikoze. Ir vis daugiau atvejų, kai priežasčių nustatyti nepavyksta. Dar prieš 10-metį medikai galėjo pasiūlyti vienintelę išeitį – skalpelį su neišvengiama ilga skausminga reabilitacija. Šių dienų medicina turi nepalyginti modernesnę galimybę – išsiplėtusias venas operuoti lazeriu. Iki šiol vyravo nuomonė, kad lazerinis gydymas galimas tik tai, kada liga yra labai mažai pažengusi, kada matosi tik tai kapiliarai, kada yra kelios šakelės tik tai, bet naujos technologijos leidžia gydyti ir pažengusią venų varikozę iki paskutinių tų liaudyje vadinamų stadijų, bet iki ligos etapų, paskutinio etapų, kada jau yra susiformavusi trofinė opa. Akivaizdus pavyzdys. Ši pacientė pas daktarus tikrai neskubėjo. Tačiau jos kojos po lazerinės operacijos pamatysime kiek vėliau. Priblokš. GK klinikos specialistams stulbinami pokyčiai įprasti. Įsiplėtusias venas gydyti pažangiausiomis pasaulyje technologijomis ši klinika pradėjo pirmoji Lietuvoje. Per 10 metų atlikta tūkstančiai sėkmingų operacijų, sukaupta gausi įrangos bazė. Vienkojų venoms gydyti čia naudojami 5 lazeriai, kitokioms ligoms dar apie 10. Tokią techninę bazę, aš manau, kad mes gal ir vieninteliai Pabaltijai, ne tai kad Lietuvoje, turime tiek įvairovę lazerių ir technologijų. Mums vieniems pirmųjų, ne tai kad Lietuvoje, vieniems pirmųjų pasaulyje buvo pasiūlyta mūsų klinikai pradėti dirbti naujojų šviesolaidžių. Naujas šviesolaidis, mes jį vadinam žiediniu šviesolaidžiu, tiesioginis vertimas iš gamintojo pasiūlyto pavadinimo. Jisai skleidžia spindulį netiesiai kaip linijinis paprastas šviesolaidis. Banga ne pirmyn eina, o panašu kaip žiedas ant piršto, sakykime. Ne? Galime palyginti. Štai linijinis šviesolaidis. Spindulys, matome, skverbiasi pirmyn. O štai čia daktaras operuoja žiediniu šviesolaidžiu. Vos prieš 2 metus pasaulyje sukurtų, kol kas nepakeičiamų jokių kitų modernesnių. Aš dirbau daugiau negu pusę metų su linijiniu šviesolaidžiu ir mes jau virš metų dirbame su žiediniu šviesolaidžiu. Tai su linijiniu šviesolaidžiu aš padariau apie 300 operacijų ir jau beveik 2 kart daugiau, ne beveik, 2 kart ir daugiau su žiediniu šviesolaidžiu. Aš nenorėčiau grįžti prie linijinio šviesolaidžio, nes aš negalėčiau teikti pacientams, kad mes siūlome aukščiausią kokybę, ką mes galime pasiūlyti šitam gydymui. Pacientas keliasi, rengiasi ir eina savo reikalais. Čia aš vėl pasikartosiu, visiems sakau, tai gaunasi tokia pietų pertraukos operacija. Šita operacija tinka tiems žmonėms, kurie neturi laiko sirgti. Jokių mėlynių, jokio tinimo. Šviesolaidis venų sienelės suardo iš vidaus. Galima sakyti, tas venas tiesiog sunaikina. Be skausmo, be pjūvių ir randų. Pamenate, štai tokias pacientės kojas mums rodė prieš operaciją. O štai šitaip jos atrodo dabar. Po 8 dienų, 2 savaičių, o čia po 2 mėnesių. Mes registruojam visus pacientus, kurie vartojo ar nevartojo kažkokius tai nuskausminančiuosius po operacijos. Tai su linijiniu šviesolaidžiu bent 1 tabletę nuo skausmo po operacijos išgerdavo apie 80% pacientų. Kai mes perėjom prie žiedinio šviesolaidžio, nuskausminančiuosius vartoja mažiau negu 8%. Tai yra labai objektyvus rodiklis, kad aš galiu drąsiai teigti, kad žiedinis šviesolaidis palengvina pooperacinę būklę 10 ir daugiau kartų. Atrodytų tas pats lazeris, bet tik tai technologija šiek tiek kitokia. Žinoma, tai yra brangesnė technologija, bet paciento savijauta yra svarbiau ir tikrai, jeigu reiktų rinktis, man šitoje vietoje skirtumas nėra labai didelis, lyginant linijinį šviesolaidį ir žiedinį šviesolaidį, bet kokybė pooperacinė yra nelyginama dalyka. Už venų operacijas moderniuoju lazeriu GK klinikoje pacientams reikia susimokėti tik mažąją dalį sumos. Didžiąją kompensuoja ligonių kasos. Prieš 3-4 metus buvo lyginama tik tai klasikinė chirurgija su lazerinė chirurgija. Ir šiai dienai yra tokios spekulacijos, kad lazerio bangos ilgis, visi lazeriai vienodi, o lazerio bangos ilgis yra tik tai marketinginis triukas, tai yra absoliuti netiesa.
Būtų gerai, kad žmonės, mes tengiamės teikti tą informaciją, žinotų, kad lazerinės operacijos šiai dienai jau irgi yra susiskirstę į tipus. Negalima sakyti naujausias, moderniausias ir taip toliau. Yra pirmos, antros kartos lazeris, vienas arba antras. Aišku, antros kartos yra žymiai geresnis. Ir yra šviesolaidis linijinis, žiedinis, bandoma kažkokių tarpinių variantų pagaminti dabar, bet šiai dienai yra du pagrindiniai. Tai jeigu norite tikrai aukščiausios kokybės, reikia rinktis antros kartos lazerį su žiediniu šviesolaidžiu.